Sveiki. Aš ruošiuosi kalbėti gana nestandartinę, manau, tema, kaip praaugti medį, kurį pats augini. Ir aš galvoju, kad kai kalbam apie mokytojo darbą, iš tikrųjų jis labai panašus į medžio auginimą. Tačiau, kai galvojam apie tą medelį, kuris yra jaunas ir dar mažas, iš tikrųjų jam reikia labai daug pastangų, bet kai jis pradeda augti, gali kilti tam, kuris jį augina, abejonę. Gal jis jau pakankamai didelis, gal aš galiu kažkaip tai nusiraminti ir nebedėti daugiau pastangų. Aš galvoju atvirkščiai, iš tikrųjų, mes visą laiką turim galvoti, kuo mes patys esame, pavyzdžiui, tiems, su kuriais dirbame ir kuriuos auginame. Ir aš manau, kad vienas iš svarbių dalykų suvokti, kad mes apskritai, bet kuriam darbe, o jau mokytojo darbe iš tikrųjų, dirbame 3 dalykais. Tai yra mūsų žinios, mūsų įgūdžiai ir mūsų asmenybė. Ir jeigu mes kalbam apie žinias ir įgūdžius, kurie kalba moko mokytojus mokyti, tai per pastarosius kelis dešimtmečius yra įvykusi praktiškai revoliucija apie tai, kokie būdai, metodai yra vertingi ir rezultatyvūs mokinius mokant, kaip iš tikrųjų galima su jais rasti bendrą kalbą, ypač turint galvoj, kad šiuolaikinė jaunoji karta labai skiriasi nuo vyresnių ar vidutinės kartos žmonių. Pasaulis pasikeitė, jo komunikacijos būdai pasikeitė, jo informacijos radimo ir pasisavinimo būdai pasikeitė. Ir kas yra irgi labai svarbu, mes žymiai daugiau sužinojom, kad žmogus skatina žinoti, skatina ieškoti informacijos. Ir kas atvirkščiai, jis slopina ir trikdo. Ir čia mokytojo vaidmuo yra milžiniškas. Tai aš galvoju, kad pakalbėti apie šiuolaikinio mokslo atradimus, apie mūsų smegenų veiklą, apie tų smegenų įtaką tam, kaip mes galim mąstyti, kiek kūrybingi mes galim būti, ką mes galim priimti iš to, ką išgirdom, o ką iš tikrųjų norėsim atmesti, tai yra dalykai, apie kuriuos aš norėsiu pašnekėti. Ir todėl labai mielai kviečiu atvykti į mūsų konferenciją, kuri vyksta nepaprastai gražiai vietoj, pačiame Vilniaus senamiesčio centre, širdyje. Ir aš galvoju, susitikę, mes turėsime apie ką pasišnekėti.